Sveiki visi, jūs esate CryptoArt YouTube kanale ir šiandien kartu su jumis mes pakalbėsime apie kriptovaliutų rinką, pasižiūrėsime, kas įvyko, kas vyksta dabar grafike, bei ko mes galime tikėtis toliau. Nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtukus, bei parašyti savo mintys komentarę. Taigi štai čia aš esu VEX kriptovaliutų birža ir mes matome štai tokias dvi trendo linijas. Tai apie šitas trendo linijas mes esame kalbėję ir kol kas mes matome, kad buvo retestas, tai yra mes pramušime štai šitą trendo liniją, štai čia grįžome, pratestavome, dabar gavome rejectą ir bandome eiti žemiau. Būtent apie tai mes šiandien pakalbėsime, ar dabar bitkoinas jau yra savo dugne, ar mes vis dėlto galime eiti dar žemiau. Štai čia mes turime bitkoino lokalų grafiką ir mes matome, kad štai čia yra dvi zonos, tai yra palaikymo ir pasipriešinimo zona ir tai sudaro mūsų kanalą, kuriame dabar juda bitkoinas. Tai yra mes pratestavome kanalo viršutinę ribą, tai yra pasipriešinimo zona, gavome rejectą ir nuėjome iki apatinės ribos, tai yra iki palaikymo zonos. Na ir šitas kanalas sudaro maždaug apie 4%, tai reiškia, kad mes galime tikėtis, kad bitkoinas juda kanale ir tai mums pasako, kad jėgos rezervas, tai yra gryno kaino judėjimo, mes galime tikėtis apie 4%. Tai šitam grafike mes matome, kaip bitkoinas reagavo į naujienas apie palūkanų normos mažinimą ir mes matome, kad kiekvieną kartą, kai mes turėjome šitas naujienas, bitkoinas galiausiai atreagavo kritimu ir mes kritome nuo 5 iki maždaug 30%. Tai kas vyksta dabar, tai mes matome, kad pas mus neseniai buvo būtent šitos naujienos, tai yra štai čia ir kol kas bitkoinas atreagavo maždaug 12% kritimo ir mes matome, kad kol kas turime mažinti trendą ir štai čia galime žiūrėti štai tokį kanalą, kuris vadinasi Falling Wedges, tai reiškia, kad šiaip jo tikimybė yra, kad mes jį pramušime ir galime eiti šiek tiek aukščiau. Apie šitą kanalą mes pakalbėsime, aš jums parodysiu šiek tiek detaliau, kas įvyko ir kas gali įvykti toliau. Taip pat noriu trumpai paminėti apie naujienas, tai yra apie palūkanų normos mažinimą. Mes turėjome kovo 18 dieną, būtent šitas naujienas mes matome štai čia ir matome, kad pas mus rodiklis liko toks pat ir rinka po biškį krenta žemiau. Štai čia yra būtent tas kanalas, apie kurį mes ką tik su jumis kalbėjome, tai čia yra 4 valandų time frame grafikas ir aš minėjau praeitame video, kad tai čia yra dvigubas pasipriešinimas, nuo kurio verta tikėtis kritimo. Na ir praeitame video aš minėjau, kad štai čia mes turime pakankamai stiprią pasipriešinimo zoną, tai yra dvigubo pasipriešinimo zona, nuo kurios mes galime gauti maždaug štai tokį rejectą ir keliauti link kanalo apatinės ribos ir bandyti ją pramušti. Tai ką mes dabar turime, tai mes matome, kad štai čia yra kanalo apatinė riba, tai aš pažymėjęs geltona spalva, čia yra savotiškas palaikymo levelis ir mes jau pakankamai ilgai judame virš jo ir jau galime jį pramušti. Kas dabar vyksta, mes matome, kad vėl jį pratestavome ir buvo pakankamai daug retestų, o tai reiškia, kad šitas levelis vis daro silpnesnis ir pas mus didėja tikimybė jį pramušti ir keliauti link štai šitos zonos. Koks čia yra galimas scenarius, tai yra viskas labai paprasta, turime atšokimą, galime nueiti šiek tiek aukščiau iki sekančių pasipriešinimų ir štai čia jeigu gausime rejectą ir vėl artėsime prie šitos ribos, reiškia mes bandysime ją pramušti ir keliauti bent jau link $63 000 zonos ir štai čia galime atšokti ir mes galime aišku bandyti pagauti šitą atšokimą. Čia gali būti atšokimas keletą procentų, jis yra lokalus ir tikrai verta atkreipti į štai šitą zoną, kuri yra maždaug ties $63 000 ribos. Štai čia yra sekantis bitkoino grafikas, tai čia yra savaitinis time frame'as ir mes matome, kad pas mus buvo štai tokios naujienos, trumpai tariant, Japonijos centrinis bankas kelia palūkanų normą ir mes matome, kad kiekvieną kartą pas mus buvo štai tokia reakcija, tai yra mes turėjome kritimą, štai čia buvo kritimas, štai čia ir štai čia. Kol kas matome, kad šitas kritimas sudaro pakankamai daug, tai yra virš 30%, jeigu tiksliau kalbant apie 37%. Na ir mes turime labai aiškę zoną, tai čia yra savotiškas kanalas, kuriame mes ir judame. Taip pat šiek tiek noriu pakalbėti apie naftą ir mes matome, kad nafta vėl pakilo, mes matome štai čia po impulsas, jeigu nafta liks štai tokiame lygyje arba eis dar aukščiau, tai reiškia, kad pas mus didėja tikimybė pamatyti recesiją. Ką reiškia recesija? Tai trumpai tariant, kai žmonės ir verslai leidžia mažiau pinigų ir ekonomika tiesiog sulėtėja. Na ir štai čia mes galime išskirti štai tokią pasipriešinimo zoną, nuo kurios mes aišku galime atšokti ir grįžti šiek tiek žemiau. Taip pat verta čia suprasti, kad mes galime kurį laiką bandyti pramušti štai šitą zoną ir jeigu bus kažkoks kainos spaudimas ir mes
matysime, kad tie rejectai yra labai silpni, reiškia pas mus didėja tikimybė pamatyti tolimesnį augimą. Prieš tęsiant šitą video toliau noriu dar kartą priminti apie VEX kriptovaliutų biržą, tai kas dar neturite paskyros, tikrai rekomenduoju susikurti naują paskyrą, naudodamasi mūsų registracijos nuorodą arba pasitikrinkite, kad būtų įrašytas referral code žodis Arktika ir jūs gausite daug įvairiausių bonusų nuo mūsų. Pats pagrindinis bonusas, kurį jūs galite gauti, tai yra VIP2 statusas, kurio dėka jūs galite sutaupyti pakankamai daug pinigų ant komisinių mokesčių, nes jūs gausite VIP2 statusą, o tai automatiškai reiškia, kad pas jūs bus mažesni komisiniai mokesčiai nei pas kitus. Na ir dar verta paminėti, kad VEX labai dažnai paleidžia naujus eventus, kuriuose jūs galite dalyvauti ir dar gauti papildomų bonusų. Tai yra, jūs tiesiog prekiaujate kaip įprastai ir dar gaunate papildomų bonusų vien dėl to, kad prekiaujate. Jūs galite rasti štai šitus eventus štai čia ir kiekvieną savaitę sekti, kokie eventai išeina, dalyvauti ir gauti dar papildomų bonusų. Tai visas nuorodas jūs rasite šio video aprašyme. Na ir štai čia mes turime sekantį Bitcoino grafiką, tai jūs jau esate matę šį grafiką ir čia yra labai paprasta logika. Štai čia buvo pramušimas, mes bandėme padaryti retestą ir mes gavome rejectą ir tai yra patvirtinimas, kad yra labai didelė tikimybė eiti žemiau. Tai mes matome labai panašų scenarių, kaip ir buvo prieš tai. Tai čia yra savotiškas bear flagas, mes jį pramušime ir matėme pakankamai greitą judėjimą į apačią. Kas nežinote, kas yra tas bear flagas, tai mes jį matome štai čia ir čia yra šiek tiek aiškesnis grafikas. Mes matome, kad štai čia yra šitas modulis, štai čia pas mus grafike jis buvo, jis formavosi ir jis labai gerai atidirbo. Štai čia buvo surinktas likvidumas ir mes keliavome žemiau. Tai mes galime lyginti štai šitą vietą su štai šita vieta. Mes matome, kad štai čia irgi buvo surinktas likvidumas ir mes einame žemiau. Kol kas mes bandome tik formuoti šitą modulį. Jis aišku yra labiau bearish, tai reiškia mūsų galimai laukia štai šitos ribos pramušimas ir tolimesnis kritimas. Trumpai pakalbėkime apie tikslus, iki kur mes galime kristi, jeigu šitas mūsų bear flagas suveiks. Tai mes turime štai šitą palaikymo zoną savaitinėme grafike ir jinai yra maždaug nuo 49 tūkstančių dolerių iki 57 tūkstančių dolerių. Tai yra pas mus yra pakankamai didelė tikimybė nueiti ir protestuoti štai šitą zoną ir štai čia bet kokiu atveju mes pamatysime, kad kritimas bus sustabdytas, turėsime kažkokią konsolidaciją, o pirminė reakcija aišku bus atšokimo. Na ir turime dar vieną lokalų Bitcoino grafiką, tai tiesiog noriu trumpai jums parodyti štai šitą palaikymo zoną. Čia yra lygiai tas pats, kas ir mūsų kanalo apatinė riba, tiesiog mes turime diapazoną ir šitas diapazonas grafike yra stiprus ir mes matome, kad mes nuėjome būtent iki šios zonos ir iškart kritimas buvo sustabdytas ir lokaliai turime atšokimą. Jeigu mes grįšime, kaip ir minėjau prieš tai, prie šitos zonos levelio, pas mus laukia štai šito palaikymo levelio retestas ir tai gali įvykti pakankamai greitai. Na ir štai čia lokaliai mes galim pastebėti labai gražų kanalą, tai čia yra Rising Wedges, jis yra štai čia ir kiekvieną kartą, kai mes turėjome tokį kanalą, jis pats iš savęs yra labiau bearish, tai mes matėme jo pramušimą ir tolimesnį kritimą. Tai mes matome, kaip puikiai įveikia zonos ir leveliai, tiesiog reikia mokėti suprasti, kaip juos nustatyti, kaip juos prekiauti, bei ką jie reiškia grafike. Tai visą tai jūs galite per 90 dienų, tai yra per 3 mėnesius išmokti mūsų Arktika Academy. Tai čia jūs gausite visą prekybos strategiją, jūs išmoksite daug naujų dalykų apie prekybą ir ne tik, kas yra psichologija, kas yra rizikos valdymas, kaip veikia prekyba, kokie turėtų būti lūkesčiai bei požiūris į pačią prekybą. Tai jūs detaliau galite susipažinti mūsų svetainę Arktika Academy ir čia jūs galite pamatyti, kas įeina į mūsų mokymo programą, ką jūs išmoksite ir taip pat pasiskaityti kitų žmonių patirtį. Taip pat jeigu turėsite kažkokių papildomų klausimų, tai drąsiai galite rašyti mūsų administratoriui, kurio nuorodą rasite šio video aprašyme. Trumpai noriu paminėti apie įfirimą, tai mes turime labai aiškias zonas. Mes matome, kad štai šitas pasipriešinimo levelis maždaug ties 2160 dolerių suveikia labai gerai ir mes turime keletą retestų ir galiausiai mes jį rejectiname. Dabar mes atėjome iki lokalios palaikymo zonos, sulaukime reakciją ir štai čia pas mus buvo pakankamai didelis impulsas, pakankamai didelis kritimas ir štai čia pas mus dabar yra imbalanso zona, būtent ten, kur yra dabar pas mus pasipriešinimo zona. Tai yra mes dabar galime nueiti užpilti štai šitą imbalanso zoną, protestuoti mūsų pasipriešinimo zoną, gauti dar vieną mažėjančią bangą su tikimybė pramušti štai šitą palaikymo zoną ir keliauti link sekančios palaikymo zonos. Taip pat visus noriu pakviesti į mūsų nemokamą Telegram grupę, kurioje mes dalinamės kiekvieną dieną įvairia informacija apie kriptovaliutų rinką. Tai yra jūs žinosite, kas vyksta rinko, žinosite, ko galim tikėtis ir dar daug naudingos informacijos bei naujienų apie kriptovaliutų rinką. Tai visas nuorodas jūs rasite šio
šio video aprašyme ir iki greito.